hot like 100. Hello, 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 hello. Loading, strapped with the lyrics like I'm bowling. Keep pushing on, keep rolling. And when I listen, but I told him one more time. Your favorite MC's bronze or silver. These vibes here are golden. Cards on the table, there's no folding. Spit bars at the club, zoning. TikTok come to London, get ripped off. Man get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Round here, yeah, the buzz. Sveikučiai mažučiai. Esu netoli Pakruojo. Važiavau tokią vieną didelę įmonę, vadinasi Dolomitas. Ir paišysiu čia užsakymą, tai bus kažkoks kitoks vlogas, paišysiu grafitį ant sienos, didžiulį darbą ir parodysiu visą procesą, kaip viskas čia vyksta, kaip tą procesą atlieku, kaip perkeliu piešinį ir panašiai. Tai manau, gal bus irgi įdomu pamatyti kažką kitokio, ne tik tos šuolius nuo visokiausių dalykų. Taip pat truputuką, išsikrausiu dažus ir pradėsiu darbus. Taip atrodo viena siena, kurią paišysiu, ir antra. Tai tos du reikaliukus turėsiu išpiešti. Bet pirmas darbą, ką reikia padaryti, tai išmokti naudotis keltuvu. Tokių dar nesinaudojau, tai bandysiu nusivairuoti arčiau. Pradėsiu viską nuo apsiklijavimo darbų, apsiklijuosiu langus, visokius dalykus, ko nereikia apipurkšti. Tai nuo to pradėsiu ir paskui jau pirmas darbas su paišymu susijęs, tai jau perkelti eskizą ant sienos, o eskizą perkelti parodysiu labai įdomią techniką. Tai pažiūrėsim, kaip čia gausis. Nu, ką žinau, lygtais kažką išmokau, čia kažkas spaudė, tada gali pavažiuoti į priekį, reikia langą apsiklijuoti. Misija įvyko. Kažkas gavos. Nu va, praktiškai baigiau daryti savo gridą. Pradžioj taip random sieną įsipaišau visokiom nesąmonėm, tam, kad galėčiau užsidėti eskizą. Parodysiu, kaip tai atrodo. Taigi, tai aš įsikeliu į planšetę šitą sieną pripetskeliotą ir ant viršaus ant sienos užsimetu eskizą, padarau jį permatomą ir tada palei tą seną piešinuką žinosiu, kur kas turi eiti, proporciją išlaikysiu ir tai perkeliusiu piešinį. Toks procesas. Bandom viską realizuoti ant sienos. Užsimečiau eskizą, turime ant sienos jau uždėtą piešinuką, matot, juodai eskizą užsidėjau, o dabar viskas jau spalvinsis, dažysis ir pasislėps tie visi kringeliai. Tai vat, po truputuką taip ir važiuosim. Darbo daug, didelė siena, tai reikia judėti. Naudoju Montanos Black dažus, jie yra mano mėgstamiausi ir su jais paišau jau nuo 2007 metų, su juos įsimylėjęs, geriausios slėgis, geriausios spalvos, o kepsai vieni pagrindinių yra šiti level 1, kepsai patys smulkiausi smulkiom detalėm. Na ką, pradėjau spalvinti kalnus, tai darau tokius pakankamai paprastus, minimalistinius, na, o čionais jau bus tokie detalesni. Tai žiūrėsim, kad šiandien spėsiu, bet dar jų nemažai liko, dangus gražiai žiūrisi. Gerai pakontrastuos su kalnais, nes kalnai bus šilti, dangus šaltas. Tai dar nemažai to darbelio, bet jau 5 valandos, tai tiek pasidariau. Judam toliau. Dienelė baigta. Panašu, kad čia nemažai pasistumėta. Manau, kad daugiau negu pusę arba apie pusę padariau. Per vieną dieną esu visai patenkintas, visai greit juda, gal net rytoj pavyks pabaigti. Tai šiandien varau ilsėtis, chillint, atsipūst, o rytoj važiuosim toliau. Na ką, nauja diena, nauja pradžia. Šiandien jau pradėjau padaryti šitą plaktuko dalį. 60-metis įmonės, tai pažymėjom tą ant plaktuko. Ir ką, dabar dirbsiu su akmenukais, fone tenais ir darbininkas bus belikęs,
Labai tikiuosi šiandien pabaigti. Padariau dar šitą spindulį šiandieną geltoną. Tai va po truputuką. Ir pakaposim čia. Šiaip geras oras labai išpuolė, tai labai esu dėkingas, kad taip man čia lepina. Ir ką, kimbam į darbus. Naudotis purškiamais dažais tikrai nesunku išmokti, tik reikia laiko, bet sunkiausias dalykas yra tai, jog turi purkšti visą laiką judesyje. Kitaip sakant, negali paspausti purkštuko ir tada tik pradėti judinti rankos, nes tokiu būdu visi dažai nubėgs. O visa esmė yra per ilgai neužsibūti purškiant dažus vienoje vietoje ir visą laiką judinti flakonėlį. Tokiu būdu nenubėga dažai ir mes išgauname tiek įvairius šešėlius, taip pat linijas ir kitus efektus. Taigi, nemažai pasidariau, akmenis baigiau, liko patį žmogeliuką padaryti, darbininką. Taip pat principas, kaip aš viską dirbu, tai pradžiai visą plotą tiesiog pasidengiu bazę, kad turėčiau ant ko dirbti, dėti šešėlius ir panašiai. Tai visą tą užsispalvinu, bazinę spalvą, o tada viršaus jau šešėliuoju ir dedu detalės. Tuomet kitas žingsnis pradėti dėti tonus, šešėliavimą. Tai jeigu nebūtų bazės, tada labai sudėtinga šešėliuoti, nes tas šešėlis neturėsi ką pereiti. Tai darau dabar džinsų raukšlėles visokias. Kažkaip pradėjau nuo tamsiausių, bet šiaip nesvarbu iš tikrųjų, ar nuo tamsių pradėsi, ar nuo šviesesnių tonų. Po to lygiai taip pat dėsiu šviesius tonus ant viršaus. Ir taip sukursim visus atspalvius. Labiausiai užknisantis dalykas tai yra, kad kiekvieną kartą naują paėmus flakonėlį reikia jį būtinai labai gerai išplakti, nes kad taip kemšasi kepai, tai yra tos purkštukai, galvutės. Va, ant akių pasakiau ir viskas nebepurškė, nes neišplakiau nuoširdžiai. Tai toliau judam su šviesiu tonu. Galima patočką pataisyti ant viršaus su kitam spalvom ir atspalviais. Pasikeičiu kepą į mažiuką smulkutį detalytėms ir pagražinsiu tamsius atspalvius, kur turėjau. Pasmailinsiu čia viską, išdetalizuosim. Tuomet į pabaigą einant dedu highlightus, jau su balta, pačia šviesiausias detalės. Tai su jais reikia nepersistengti, tik šiek tiek. Ir tuomet dar galiu visą laiką pabaigoj pasiaštrinti patį piešinį, nes matot, vėjas nupučia dažus, tai kad nebūtų to tokio rūkelio, dar su fono spalva. Šiek tiek pasiaštrinu viską.
Ir viskas. Taip pat tokių principų ir viską po truputį spalvinam. Nu ką, antroji diena pabaigta. Ir su šita diena pabaigiau ir pirmąjį piešinį, pirmąją sieną. Atrodo viskas štai taip. Buvo reikalų pakrapštyti. Tai rytoj bandysiu kitą sieną pradėti. Turiu bėdelę, yra toks neblogas širšių lizdas tenais. Tai prašysiu, kad kažkas jį ištrauktų, nežinau ką padarytų, nes bijau čia nedarbuotis. Čia va jos gyvena šitoj va skiliai, taip normaliai, dabar nesimato, bet prieš tai visas piečius aplinkui sukosi. Tai va, tai rytoj tokios bėdos, kažkaip įsispręs ir dirbsiu su kita siena. Tikrai bus kebliau šiek tiek, nors piešinys paprastesnis ir manau greičiau padarysiu patį piešinį, bet siena labai sudėtinga, labai daug visokių stogelių, kondiškių ir bus vargas ten aprižaisties. Nu, bet nuo jos dienos bus naujos problemos. Tai šiandieną besirūpinu, varau ilsėtis, atsipūst ir atgauti jėgas prieš rytoj. Tikiuosi bus geras oras ir važiuosim toliau. Na ką, pradedu antrąją dieną nuo to, kad apsiklijavau langus, užsidengiau viską ir ruošiuosi kitą sieną daryti. Širšės aprimo, kažką ten pripurškė joms liktais, tai nežinau, čia išnaikino, biškį širdį griaužė, kad kažkaip gyvūnėliam čia gadinam gyvenimą, bet nesinori ten dirbti šalia jų, tai žiūrėsim, kaip čia išsirutulios, gal kažkaip išeis apdirbties. O aš kimbu į darbus, pradedu spalvoti sieną. Tai kaip ir visus kitus elementus spalvindamas, naudoju skirtingus atspalvius. Turiu bazinę spalvą, kur yra vidurinė, tai nei per tamsi, nei per šviesi, su ją užsispalvinu visą plotą, o su tamsiais atspalviais pasidarau šešėlius. O šviesesnės spalvas naudoju highlightams bei kitiems objektams, kuriuos noriu matyti iš toli ir ryškesnius. O čia mane matot besidarbuojantį su ploniausiu purkštuku ir va tokios storumo linijos yra pačios ploniausios, kokias galiu išgauti ant sienos. Didžiąją dalį dažų laikau su savimi kartu keltuve, kad nereikėtų eiti ieškoti atspalvių ir kitų tonų. Ir viską turiu šalia su savimi. Na ką, dienelė baigta, intensyvi ir produktyvi. Tik prastas šiandien vlogeris iš manęs. Neturėjau laiko nei akimirkos pafilmuoti, kažką padaryti. Tai parodysiu progresėlį. Va tiek padangaus ir pievų padariau. Dar čia bus vėjo jėgainės. O šiandieną pradžiai straglinau čia, kol užsiklijavau visus langus, duris, viską. Nuėmėm stogelius. Tas pasidėjau čia naisvą. Kovojom šiandieną su širšiam ar vapsvom, nežinau, kas čia nupurškė, ten gaila, širdį skauda, nežinau, gyvūnėlių, bet tai dabar ten viena kita dar skraido, tai nežinau, kaip čia viskas baigsis. Tai vat, o rytoj dirbsiu su antrąja dalimi piešinio, dar šiek tiek čia dangaus pritrūkau spalvų, važiuosiu dar rytoj apsipirkti dažų šiek tiek, nes pritrūkau. Neapsiskaičiavau ir tiek, tai šiandien tokia diena, rytoj kibsim į darbus nuo ryto. Vienas iš svarbesnių darbų, ką turiu daryti kiekvieną dieną, pradėdamas naują dieną, tai yra išplakti dažus. Ir tai yra ne taip paprasta, kaip atrodo, nes kiekvieną flakonėlį turi gerai išplakti, kitaip jie labai užkimša purkštukus ir nespėjai tiesiog jų keisti. Ir tas išplakimas tikrai daug laiko atima, nes kiekvieną spalvą reikia plakti atskirai. Labiausiai kemžasi patys ploniausi purkštukai, dėl to dažnai darbus pradedu su storais purkštukais, tam, kad šiek tiek pravirinėti tuos dažus. Kylam į dangų. Pažiūrėsim, kas gero. Baisu čia keltis. O Jėzu, taip aukštai dar nebuvau pasikėlęs, dėl kadro čia tik tais. Varom žemyn. Na ir vėl, diena pasibaigė. Nemažai pasistumėjau į priekį. Aišku, tikėjausi šiandien pabaigti šitą sieną. Bet niekaip nespėju, nes dar liko akmenis šitą vietą damušti.
Ir bus dar 3 vėjo jėgainės tenais. Tai logotipą dar į patį kampą turėsiu čia įpiešti, tai šiandien be šansų, nesidraskysiu, tai dar rytoj turiu ekstra atsarginę dieną, šeštadienį. Tikėjausi važiuoti namo, pailsėti, bet teks padirbėti. Tai pusdieniuką, manau, šausiu ir bus gerai. Jo, daug darbo, bet kažkaip nelabai dėl to ir laiko užtenka viską filmuoti ir pasakot. Tai gal kažką pabandysiu papasakoti vėliau ant viršaus kadrų. Bet jo, kitą kartą, manau, pafilmuosiu atskirai, būtent vlogui kažkokį piešinį papaišysiu ir pafilmuosiu. Dabar čia reikia daug dirbti, net laiko filmuoti. Tai taip ir gaunasi toks prabėgom pafilmavimas. Tai bet vis tiek tikiuosi įdomu. Kažkas kitokio neparašiu tai. Per kampą stengiuosi sujungti abidvi sienas į vieną bendrą piešinį, kad iš šono atrodytų kaip 3D vientisas darbas. Šitame kadre naudoju labai gerą išradimą, tai irgi Montanos, tos pačios firmos dažai, tik tais kita serija, ne Montana Black, o Montana Gold. Ir turi tokius specialius dažus, kurie turi kaip ir patamsinimo efektą. Tai ten nėra juoda spalva, tai yra tiesiog kaip šešėlis. Patamsina esamas spalvas ir taip į žaidimą galima įnešti daug daugiau tonų, piešinys pasidaro turtingesnis, ypatingesnis ir šie dažai vadinasi Mystic Black. Paskutiniai mano darbai tai yra vėjo jėgainių išpaišymas. Šitą įmonę turi 3 vėjo jėgainės, dėl to jas čia ir pavaizduosiu. Ir tai yra paskutinis darbas, kurį darau ant jau esamo fono ir taip jau judu į pabaigą. Na ir paskutinis mano prisilietimas prie sienos, tai yra parašas, kurį palieku pakankamai subtiliai. Ne tai, kad jisai iššoktų kažkaip ir labai matytųsi, jo netgi iš tikrųjų reikės ir paieškoti ant sienos, jeigu norit rast. Ir visą laiką stengiuosi taip daryti, kad parašas nebūtų toks svarbus kaip visas piešinys, tai visą laiką jisai tokiam antram plane, taip, kad reikėtų žmogui pasiieškoti, norint surasti. Tai realiai nupaišiau visą piešinį. Visą piešinį nupaišiau su 2 kepsais. 2 rūšių purkštukais, tai oranžiniai, ten jau turiu belenkiek, fat kepai, storas linijas purškia. Ir va tokiais va žaliais va, pačiais planiausiais level 1. Tai tiek tai reikėjo, iš tikrųjų 2 rūšių purkštukų. Storioms linijoms, dideliems šešėliams ir planoms linytėms, planiems šešėliams, siauriems šešėliams. Tai va, ir užtenka tik 2 purkštukų. Aišku, jūs naudojau belę kiek, nes kemšasi pastoviai meti, bet kitų rūšių net nenaudojau. Plius minus viską baigiau. Liko tokie paprasti darbiukai, kaip nusilupti, atsilupti viską, ką apsiklijavęs buvau. Čia irgi daug darbo buvo visą šitą užklijuoti. Atklijuoti langus. Darbai kaip ir baigti, viską padariau, liko susitvarkyti, nufilmuoti ir nufotografuoti galutinį rezultatą, jums parodyti. Ir tiek. Tai jaučiu, šitas vlogas nesigavo toks, kaip aš norėjau. Norėjau detaliau papasakoti apie technikas, kažką galbūt sudominti, paišyti, pradėti. Ir kaip viskas vyksta, bet tiesiog turėjau 5 dienas šitam darbui pabaigti, o siena tikrai masyvi. Ir tiesiog buvo daug streso ir nenorėjau nė akimirko švaistyti kažkam kitam negu paišymui. Tai tiesiog daug paišiau ir tai dabar jau kažką pafilmuosiu, kai atsipūtęs būsiu po visų darbų. Tai manau, kad padarysiu kitokį vlogą ateityje, kur grinai konstruktyviai ir detaliau papasakosiu visiškai viską apie tas technikas, paišymo ir panašiai. Manau, bus įdomiau. Na, dabar pamatysit tiesiog rezultatą šito darbo.
jogurtukas. Bombastis. Yra tai ūkimo? Ką? Yra ūkimo? Ne.